Apsisaugoti nuo plaukimo pasroviui įpročio gali bet kas turi normalų kūną ir sveiką protą. Savigynai taikomi šie paprasti metodai. 1. Visada galvokite savo galva. Faktas, kad žmonėms nesuteikta teisė visiškai valdyti nieko, išskyrus galią patiems mąstyti. 2. Aiškiai nuspręskite, ko norite iš gyvenimo. Tada sukurkite planą, kaip to pasieksite. Ir jei reikia, būkite pasirengę paaukoti viską, o ne susitaikyti su pralaimėjimu. 3. Išanalizuokite laikiną pralaimėjimą, nesvarbu kokio jis pobūdžio, ir pasiimkite iš to lygiavertę naudos sėklą. 4. Būkite pasirengę teikti naudingą paslaugą, lygiavertę visiems materialiems dalykams, kurių reikalaujate iš gyvenimo. Atminkite, paslauga pirmiau. 5. Supraskite, kad jūsų protas yra priimantis mechanizmas, kurį galima nustatyti, kad gautų pranešimus iš universalaus sandėlio, begalinio intelekto, siekiant paversti jūsų troškimus realybę. 6. Supraskite, kad laikas yra didžiausias jūsų turtas, vienintelis dalykas, išskyrus mąstymo galią, kurį turite iškart. Tai dalykas, kurį galite paversti materialiais dalykais, kurių trokštate. Planuokite savo laiką, kad jo nešvaistytumėte veltui. 7. Pripažinkite tiesą, kad baimė yra užpildas, kuriuo velnias užpildo nepanaudotą jūsų proto dalį. Tai būsena, kurią galite kontroliuoti, užpildydami tą erdvę tikėjimu, savo gebėjimu gauti iš gyvenimo viską, ko norite. 8. Maldos metu neprašykite išmaldos, reikalaukite to, ko norite, ir primygtinai reikalaukite gauti būtent tai, o ne kažką kitą. 9. Supraskite, kad gyvenimas yra žiaurus valdovas ir arba jūs jį valdote, arba jis valdo jus. Čia nėra pusiaukelės ar tarpinio taško. Niekada nepriimkite iš gyvenimo nieko, ko nenorite. Jei laikinai esate priverstas tenkintis tuo, ko nenorite, galite mintyse atsisakyti tai priimti ir jums atsivers kelias pasiekti tai, ko norite. 10. Galiausiai atminkite, kad dėl neabejotino gamtos dėsnio jūsų dominuojančios mintys trumpiausiu ir patogiausiu keliu pritraukia savo fiziškosios išraiškos pusę. Gerai pagalvokite, į ką koncentruojasi jūsų mintys.